Tai va šitoj vietoj tas žmogus, kuris užsiminėja tas lyderiavimo pozicijas pasaulyje, savo šaly, savo bendruomeniai, šeimoje, irgi šeimoje, ne? Kur keičiasi, tėvelis arba mamytė, vienu momentu vienas, kitų momentų kitas būna, ne kietesnis. Tai taip ir nutinka natūraliai. Jeigu visą laiką vienas irgi blogai, dėl to ir būtinas tas balansas. Ir dėl to būtina ta tolerancija. Tolerancija tai yra supratimas iš principo. Tai yra supratimas, tai jokių būdų nereiškia glebešiavimasis su tau priešišku žmogumi, bet stengimasis jį suprasti. Ir kai tu jį supranti, tada tau pasidaro aiškiau, kodėl yra taip, kaip yra. Nes mes labai dažnai savo jausmus tiesiog paliekam jausmais, mes savo pyktį paliekam pykčių, mes savo nepasitenkinimą paliekam nepasitenkinimą, nesistengdami išsiaiškinti priežasties. Ir kai mes išsiaiškiname priežastį, gali nutikti taip, kad tas buvęs pyktis, jisai išnyksta. Nes žmonės bijo, žinot, žmonės bijo netamsos. Šiaip, ne? Žmonės bijo to, kas galėtų būti tamsoje. Nes jie nemato. Žmogus bijo to, ko nežino. Tai va šitoj vietoj, tam, kad mes tą šviesą įjungtume, kad tą tamsą išsklaidytume, mums reikia supratimo. Nes vienintelis dalykas, kuris išsklaido tamsą, yra supratimas. Bet mes kartais bijom suprasti, todėl, kad mes bijom atsakymų į tą klausimą, o kas ten slypi. Nes gali iš tikrųjų baubas ten būti, reiškia, ir mes bijom jį pamatyti. Tai kartais mums yra lengviau pasilikti toje dvejonėje, nes jo gali ir nebūti. Ir toje dvejonėje gali arba negali, mums kartais yra lengviau gyventi, komfortiškiau, ta mūsų komforto zona. Bet norim mes to ar nenorim, norėdami atsakyti savo tos klausimus ir norėdami imti likimą į savo rankas, mes turime daug klausimų atsakyti. Ir labai trumpa teorija, žinot, turbūt apie tai, kad bendraujant su kitu žmogum, norint jiem perduoti kažką tai, mes esam visiškai nevykėliai šiai. Ir ne tik tie, kurie kalba, bet ir tie, kurie klauso. Tai kad žmogus, turintis 100% minties savo galvoje, savo smegenyse, nes negali turėti smegenyse tai to, ko nori pasakyti, 120%. Turi tiek, kiek turi. Ir tai, ką tu išsakai, tu geriausiu atveju išsakai 80%. Tiesiog dėl mūsų verbalinių gebėjimų, dėl mūsų įsivaizdavimo, žodžių trūkumų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet dar liūdniau yra tai, kad tie, kurie klauso, jie nuo tų 80% išgirsta 60%. Dėl to ir sako, kartais mokytojai, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Tai čia šiaip toks liaudiškas juokas, bet tai yra visiška tiesa. Nes toj galvelėje išėjus pro vieną ausį, o pro kitą įėjus, lieka tik tai 40% nuo to 60%, ką jums nori pasakyti. Ir štai su kuo susidurėm. Susidurėm su tuo, kad norint išgirsti dalyką, mes turim jį kartot ir kartot ir kartot. Norint įtikint, kad Saulė yra skaisti, mes turim sakyti, kad Saulė yra skaisti 3 kartus, 4 kartus, 5 kartus. Atrodo, tokių imbecilų pokalbis galėtų būti, bet dėja taip yra. Ir štai šitoj vietoj, kai netgi pamokos, jau nekalbant apie tai, apie jūsų pokalbių su savo klasiokais, apie tai, ką jūs norite jiem pristatyti, mes turim šitą dalyką atsiminti ir suvokti. Atsiminti ir suvokti. Ir paskutinis dalykas, kurį taip pat reiktų žinot, nuolatos prisiminti savo, kalbant apie lyderystę ir kalbant apie vadovavimą, yra be abejo visiems puikiai žinoma pasaka apie virbus. Ne? Pasaka apie virbus. Kai... Čia geras šitas gabalas. Tai pasaka apie virbus mums byloja apie ką? Apie tai, kad nusivedė tėvas 3 ar ten 10 sūnų, ir reiškia, kiekvienoje tautoje ta pasaka egzistuoja. Tik tai sūnų skaičius skiriasi. Tai čia priklauso turbūt nuo vyrų pajėgumo kiekvienoje šalyje. Reiškia. Arba kiek žmonų turėjo. Tai ten pasiema, reiškia, virbų ryšulį,
Ir duoda sūnum ir sako, nu, sūnai, rodykit tokie stiprus, sulaužykit tą virbų ryšulį. Pasiema ten tas jau didžiausias pirmagimis, laužė, neperlaužė. Duoda ten tiem jaunėliam, kurie tokie šiaip staigus, tai dviesi laužė, neperlaužė. Tėvas sako, dabar žiūrėk, paėmėsi, išrišo tą virbų ryšulį ir po vieną virbą paėmė ir sulaužė. Tai, nu, aišku, sūnus ten jau laukia moralo, kaip turi būti pasakoj, ir tėvo moralas toksai, kad jeigu jūs laužys po vieną, perlauž lengvai, bet kartu krūvoj neperlauž niekas. Tai vėlgi, atrodo elementaru, bet mes tą nuolat pamirštam ir pamirštam. Kodėl pamirštam? Nu, todėl, kad kažkaip fainiau būti vienu virbu, ne, tokiu, savo, virbeliu savo. Negu, kad turėtų tą ryšulį virbų, kur jokių būdų nereiškia, kad turi būti visi vienodi virbai. Virbai irgi gali būti. Galima nusidažyti, gali būti geltoni, gali būti žali, gali būti raudoni, ne, gali būti ploni, stori, įvairiausių tų virbų gali būti. Bet, nu, moteris ir vyrai gali būti. Tai va, tai šitoj vietoj mano pagrindinis toksai akcentas iš tos 20 minučių yra du. Pirmas, jūs patys savo turit pasakyti, bet taip natūraliai, paprastai, gražiai savo. Ne kažkam kitiem, bet savo. Kuo jūs norit būti užaugę? Ir nebūtinai pasakyti, kad dirbsiu veterinaru to ir tojo klinikui, Kęstučio 15, kampas 9 ten. Nebūtinai. Nors šitai žiauriai daug. Bet užtenka pasakyti, kad nori būti tiesiog žmogum, kuris daro įtaką kitiem, gerąją prasme. Ir tai yra labai daug. Per kokią profesiją, per kokį amatą, per kokį pasirinkimą, čia jau kiti dalykai. Gyvenimas sudėlios visai įdomiai, pamatysit. Gali galvoti visai po aukštą ir bus kitai. Bet koks žmogus norit būti? Tai jūs turite atsakyti savo. Tai čia buvo tie, kurie pirmą kartą kėlė ranką. Tie, kurie kėlė antrą ir trečią kartą, galioja lygiai tas pat. Net ir mokytojams, kuriuom yra per 50, galioja lygiai tas pat. Nes būna labai daug mokytojų, kuriems yra per 50 metų ir kurie galvoja, ką aš čia darau. Ir kodėl aš darau tai, ką aš darau. Ne? O kiti sako, jo, aš darau tai dėl to, kad man tai yra faina ir aš tom tikiu. Ir svarbiausia, tikėjimas. Tai yra tikėjimas. Ir antras dalykas, jeigu jūs turite tikėjimą, jeigu jūs žinot, ką nori daryti, jeigu žinot, kur einat, tai pasistengit, bent jau pasistengit susirinkti gerą hebrą. Nes tai yra labai svarbu. Ir šitie metai, ten sumestų į krūvą mėsų ir taip toliau, yra pirmas etapas iš tų 2 krušal etapų jūsų gyvenime. Tai yra univero ir mokyklos. Mokyklos jūsų draugai, 2, 3, 4, tai jie yra su jumis per visą gyvenimą irgi, vienaip ar kitaip. Lygiai kaip ir univero draugais per visą gyvenimą, vienaip ar kitaip 2, 3, 4. Su jais pradėsit verslus, su jais nueisit į Seimą, su jais išvažiuosit į Angliją, paskui draugausit šeimom ar dar kaip nors kitaip toliau. Tai yra jūsų 3-4 metų karta. 3-4 metų karta. Todėl taip, kokie jūs būsit dabar va mokykloje, tokie jūs būsit ir po 20-30 metų su tai žmonėm. Apie tai taip pat pagalvoti. Nes tie, kurie jūs supo dabar, jie niekur nedings. Tai yra jūsų karta, tai yra tie žmonės, kurie jūs supo dabar. Ir paskutinis dalykas, kurį aš jums noriu pasakyti, baigiant, nes turiu kažkokią sutikimą 12 valandą, tai jeigu jums kas nors sako, kad jūs Lietuvos ateitis, čia dabar tiem, kurie pirmą kartą kelia ranką, tai aš noriu pasakyti, kad jūs labai žiauriai apgaudinėja. Jūs ne Lietuvos ateitis, jūs esate Lietuvos dabartis. Ir nėra ko laukti. Jeigu sako, nu tai va, čia jūs ateitis, užauksit, tada darysit. Jūs dabar darykite. Nes paskui užauksit, tai sakysit jūs kitiem ir taip toliau ir taip toliau. Dabar jūs esate Lietuvos dabartis. Ir tai, ką jūs darot dabar, nuo to ir priklauso tai, kokie jūsų mokytojai bus. Ne nuo mokytojų priklauso, kokie jūs esate. Nuo jūsų priklauso, kokie bus mokytojai, ko jūs iš jų reikalausit, ko jūs jų prašysit, ką jūs jiem duosit, kokie bus jūsų tėveliai, jūsų jaunesniai broliai seserys, jūsų kiemiokai ir taip toliau, bet nuo jūsų tai priklauso. Nes jeigu jūs pasirinksit kelią, kad nuo kitų priklauso, koks būsiu aš, tada taip ir bus. Bet jeigu jūs pasirinksit kelią, kad nuo manęs priklauso, kokia bus mano aplinka, tada irgi tai bus. Tik tai sunkiau. Tai tiek. Ačiū.